O dabar truputis romantikos. Samylai. Pėdos Marių dugne. Gimiau Marių dugne, va kur yra, toj pusėje mano gimtinė buvo. O ten matot? Autentiškos dainos, istorijos, tradicijos ir pėdos Marių dugne. Samylų įlankoje Kauno rajone atgijo nuskendusių kaimų dvasia. Pėdos Marių dugne tai čia išlikusių tų žmonių, kurie gyveno pėdsakai. Dvareliški Šilėnai, pirmi, antri Šilėnai, Kampiškis, Arlaviškis, Leonavas. Istorija tokia. Prieš beveik 60 metų, pastačius Kauno hidroelektrinę, Marios užliejo vieną vaizdingiausių Lietuvos kampelių – Nemuno slėnį. Po vandeniu pražuvo 10 kaimų. Jų gyventojai iš Marių dugno, taip save šiandien vadina užlietų kaimų žmonės. Buvo gaila palikti, verkė žmonės, su kirviais sėjau, kad tik neverstų, vis tiek partijos nurodymas viskas. Susikėlėm patys paskutiniai iš visų kaimų, kiek buvo, dar viena grinčutė stovėjo toj dykumoj, bet paskui pradėjo vanduo kilt ir iš ryto atsikėlė, jau tada nenorėjom, jau tada norėjom kuo greičiau atsikelti. Jaunai kartai istorija apie nuskendusius kaimus skamba tarsi pasaka. Todėl šventėje bandoma prisiminti ir priminti senųjų užlietų kaimų papročius, amatus ir tradicijas iš naujo. Renkant tą medžiagą atkreipiau dėmesį ir tokį simbolį, kad kas antra trioba turėjo vėjarodės. Tai būtent sakė jau žvejys, jeigu jau pamato, kad iš šiaurės vėjas, tai sako, jau net neina iš triobos, nes dėl to, kad vis tiek nieko nepagaus. O sėjai lygiai taip pat, kad jeigu sako, nu kur, jeigu pusi tave visus grūdus, tai ką tu čia, sako, apsėsi tos laukus. Netgi paskui jie sugalvojo tokius prie tų vėjarodžių, tokius kliūvinius, kad tarška jie taip, tai ir į medį keldavo, ir į žemę smeigdavo, žinot, ir nuo kurmių, ir nuo dabar va žmonės sako, nežino, kom apsiginti. Tai va senoviai reikia pasižiūrėti. Marių dugnas yra iš tikrųjų kupinas tų tradicijų. Vis dėlto užlieti 37 kaimai gyveno savo gyvenimą ir jie tas tradicijas puoselėjo. Tai mes nusprendėme jį atgaivinti. Pernai darėme Šiaudų kaimą iš Marių dugno, o šiemet nusprendėme prikelti turgų. Koksgi buvo tas turgus? Atsimenu, rudenį tai daugiausiai parnešdavo barotus suskilę ir parnešdavo arbūzą. Tai labai jau būdavo, ir tokio murmuledo, buvo tokie dideli, tokie apie 10 kg buvo tas toks, apie 10 kg. Jo, tada mums jau būdavo labai jau svarbu, labai jau gera. Parsivedė karvę, tokia didelę liūbą. Pririšoje, ir už kiek laiko nuo vieną ją perkel. Nėra tos karvės, visą šlėnavą išlakstė nėra. Tai vienam šoivinti sako, gal jinai eina namo į Kampiškis. Tai va čia va kaip Samylų kalnas. Nu ir jau net pusėje Dvareliškių ta karvė atėjus. Taigi tos dvasios visos iškeliavo, čia kad vandenėlis užpylė, žuvytės plaukioja, ko daugiau reikia.